Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymas Lenkijos-Lietuvos valstybėje pasižymėjo esminėmis reformomis valstybės valdymo srityje. Viena iš esminių reformų buvo muitinių sistemos pertvarkymas. Siekdama surasti pinigų valstybės stiprinimui, valdovas ėmėsi muitinių sistemos pertvarkos, tai yra įvesdamas visuotinius muitus. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad iki tol bajorai apskritai buvo atleisti nuo muitų mokesčių. Ir kaip privilegijuotas luomas valstybėje, jie nemokėdavo nieko už savo įsivežamas prekes. Taigi, pradedant 1764 metais buvo įvestas 8% mokestis bajorams. Žinoma, kitų luomų atstovai mokėjo daugiau, po 15% nuo įsigabenamų prekių skaičiaus ir panašiai. Taigi, tas eksperimentas jis davė tikrai pajamas valstybės padidėjo ir pradėjo valstybės sistema, muitinių sistema kisti. Jeigu iki to laiko būdavo tokia praktika, kad muitininkai išsinuomoja, tam tikras asmuo išsinuomoja muitinę, sumoka už tą savo išsinuomotą muitinę nustatytą sumą valstybei, o pats renka muitus, kiek jam širdis geidžia. Tai nuo 1764 metų ši praktika buvo panaikinta ir kiekviena muitinė turėjo savo valdininkus, susikūrė tam tikras tarnautojų ir valstybės tarnautojų sluoksnis, tai yra muitinės tarnautojai, kurie gaudavo iš biudžeto, šiuolaikiniais terminais tariant, tai yra iš valstybės iždo atlyginimą ir už tą atlyginimą turėjo dirbti. Kaip ir visais laikais, taip ir 18 amžiuje pasitaikydavo visokių valstybės turto švaistymo atvejų. Ir jei norėtumėt plačiau sužinoti, paskaitę tekstą rastumėte, kad Tulas muitinės viršininkas, tai yra Jurbarko muitinės viršininkas, patikrinimo metu buvo nustatyta, kad jis valstybės lėšas susidėjo savo privačią kišenę. Ir patikrinimo metu valstybei konstatavus, tikrintojams konstatavus šitą švaistymo atvejį, buvo imtasi priemonių išieškoti nuo valstybės nuslėptą sumą. Žinoma, muitininkas, kurio pavardė žinoma ir užfiksuota šaltiniuose, tai yra Tulas Rutkauskas, neteko savo pareigų, tačiau šitas precedentas davė postūmį griežčiau kontroliuoti muitininkų veiklą. Ir jie privalėjo, kas nustatytą laiką, atsiskaityti iždo komisijai už savo darbą.